Kas yra saugikliai? Kodėl reikalingi saugikliai? Ir jeigu jie iššauna, tai reikia tada atkelt ar nuleisti? Čia gal šiek tiek kitokie saugikliai. Tai iš tikrųjų, aišku, yra daugiau įvairios programinės įrangos, bet dirbtinio intelekto modeliuose irgi, kad žmonės, nesąžiningi žmonės, nepiknaudžiautų, generuodami arba netinkamus vaizdus, arba bandydami kažkokią negerą informaciją, tekstą sugeneruoti. Tai yra tam tikri saugikliai įdėti, kad, pavyzdžiui, neteikti informacijos būtent apie asmenis kažkokius, kurie nenori, kad jo informacija apie juos būtų dalinamasi. Taip pat generuoti realių žmonių vaizdus kažkokiais tai netinkamais tikslais. Tai va tokių apsaugų yra, bet vis tiek patiem reikia galvoti, kaip tu elgiesi galbūt ne tik dirbtiniam intelekte, bet ir internete, prieš kažką ten parašant arba įdedant kažkokią nuotrauką. Nes tai, ką tu ten įdėjai, ten liks amžinai. Amžinai? Amžinai. Tai jeigu nori būti amžinas, apsimoka? Žiūrint tik tai, ką nori, kad apie tave atsimintų. Tiesiog, kad amžinas. Tada taip, tada bile ką. Ačiū.